kokiu būdu gyvena mumyse dieviškieji asmenys. Dievas, kaip sako šventasis Tomas Akvinietis, natūraliai yra savo kūriniuose trejopai. Savo gale, nes visi jo kūriniai yra jo valdžioje, visi jo kūriniai yra nuolat jo akivaizdoje, nes jis visą ir slapčiausias mintis mato. Jis yra savo kūriniuose savo esme, nes nuolat veikia visur, teikdamas savo kūriniams visą, kas juose yra realu, būtent patį buvimą, veikimą bei gyvenimą. O kur Dievas veikia, ten jis yra kaip veikiąs savo esme. Šia prasme yra kalbėjęs ir šventasis Paulius. Jame mes gyvename, judame ir esame. Bet Dievo buvimas mumyse per malonę yra daug tobulesnis už tik ką paminėta. Jis yra ir daug intimesnis. Tai jo buvimas mumyse ne vien kaip visa ko kūrėjo ir palaikytojo, kuris valdo savo sukurtus kūrinius, bet kaip švenčiausiosios trejybės, kurios buvimą pats Dievas yra mums apreiškęs. Per malonę ateina į mus Tėvas, kuris nuolat gimdo savo sūnų, tobulai lygų savo pačiam. Sūnus tobulai myli savo tėvą ir yra jo mylimas. Judviejų tarpusavio meilė nuolat kildina švenčiausiosios trejybės trečiąjį asmenį, kuris yra visiškai lygus tėvui ir sūnui ir kurį vadiname šventąja dvasia. Nors visi šie trys trinitariniai asmenys realiai skiriasi vienas nuo kito, bet drauge yra ir tobuliausia prasme viena, nes jie yra, egzistuoja ir veikia ta pačia dieviška prigimtimi, tobuli tais pačiais dieviškaisiais tobulumais. Tėvas yra dieviškąja prigimtimi, kaip iš nieko negauta. Sūnus yra ta pačia dieviškąja prigimtimi, kaip gauta iš tėvo, nes tėvas, kontempliuodamas save, gimdo sūnų ir jį daro esančių tą pačią prigimtimi, kuria tėvas yra kaip iš nieko negauta. Šventoji dvasia yra ta pačia dieviškąja prigimtimi, kaip gauta iš tėvo ir sūnaus, judviejų tarpusavio meilė. Nuosekliai, tėvas yra visa žinantis dieviškų žinojimų, kaip iš nieko negautu, sūnus kaip gautu iš tėvo, šventoji dvasia kaip gautu iš tėvo ir sūnaus. Tėvas visą myli dievišką meilę, kaip iš nieko negauta, sūnus kaip gauta iš tėvo, šventoji dvasia kaip gauta iš tėvo ir sūnaus. Ir visa tai vyksta sieloje, kai joje yra per malonę visa švenčiausioji trejybė. Vienas iš švenčiausiosios trejybės buvimo sieloje ypatumų yra tai, kad ji atsiduoda mums, idant galėtume ją džiaugtis. Šventųjų knygų kalba kalbant galima sakyti, kad per malonę Dievas atsiduoda mums kaip tėvas, kaip bičiulis, kaip bendradarbis, kaip pašventintojas. Taip jis tampa gyva versme mūsų krikščioniškojo gyvenimo, jo kūrėjų ir idealu. Prigimties plotmėje Dievas yra mumyse kaip kūrėjas, kaip visatos viešpats, o mes esame jo tarnai, jo nuosavybė. Bet malonės plotmėje jis atsiduoda mums kaip mūsų tėvas, o mes esame jo įsūniai. Nuostabi privilegija, kuri yra visų mūsų antgamtinio gyvenimo pagrindas. Tai nuolat tvirtina šventasis Paulius ir šventasis apaštalas Jonas. Jūsgi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame
Aba, Tėve, ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Taigi Dievas mus įsūnija, bet daug tobulesniu būdu, negu tai daro žmogus, juridiškai įsūnydamas svetimą vaiką. Žmogus įsūniui suteikia savo pavardę, padaro jį tėvoniu, lygiu tikriesiems vaikams, bet jis negali jam suteikti savo gyvybės. Kardinolas Mercier teisingai sako, juridinė įsūnystė tai fikcija. Įsūnis tų, kurie jį įsūnija, yra laikomas jų vaiku ir gauna lygią paveldėjimo dalį su tikraisiais jų vaikais. Bendruomenė pripažįsta šią fikciją ir tvirtina jos padarinius. Vienok šios fikcijos objektas, pats įsūnis, lieka realiai toks pats, koks buvo prieš tai. Tačiau dieviškosios įsūnystės malonė nėra fikcija, tai tikrovė. Dievas tiems, kurie tiki į jo sūnų, suteikia dieviškąją įsūnystę, kaip sako šventasis apaštalas Jonas. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Ir šis įsūnijimas nėra vien juridinis, bet jis ir padaro įsūnijamąjį tikru Dievo vaiku. Ne tik vadinamės Dievo vaikais, bet ir esame. Jis įveda mus į realų dalyvavimą Dievo gyvenime, padarydamas mus dieviškosios prigimties dalininkais. Šis dieviškasis gyvenimas mumise iš tikrųjų yra tik dalyvavimas dieviškajame gyvenime, tik Dievo gyvenimo tam tikras panašumas, mūsų supanašinimas į Dievą. Nesame dievai, o tik panašūs į Dievą, dieviški. Tai ne fikcija, o tikra realybė. Naujas gyvenimas netolygus Dievo gyvenimui, bet panašus į jį. Ir šventojo rašto liudijimu jis suponuoja naują gimimą ar atgimimą. Vadinasi, jis atsiranda mumyse atgimimo, o ne vien juridinio akto dėka. Kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Jis mus išgelbėjo, šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu. Atgimdė mus gyvai vilčiai. Jis savo valia tiesos žodžiu pagimdė mus. Visi šie išsireiškimai liudija, kad mūsų dieviškoji įsūnystė nėra vien iš vardo, bet tikra ir reali, nors ir daug skiriasi nuo viešpaties Jėzaus sūnystės. Dėl šios įsūnystės mes esame dangaus karalystės tėvoniai, paveldėtojai, bendra tėvoniai su tuo, kuris yra pirmgimis daugelio brolių tarpe. Tėvoniai Dievo ir bendra tėvoniai Kristaus, kad jis būtų pirmgimis daugelio brolių tarpe. Apie tai kalba šventasis apaštalas Jonas. Žiūrėkite, kokią meilę tėvas mums suteikė, kad mes vadinamės Dievo vaikais ir esame. Dėl to Dievas rūpinasi mumis kaip savo vaikais. Jis save lygina su motina, kuri niekuomet negali užmiršti savo vaikų. Jis tai ypač parodė siųsdamas savo viengimį sūnų gelbėti savo vaikų, patekusių į nuodėmės vergiją. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Sako pats Kristus, įsikūnijusi Dievo išmintis. Ta pati meilė verčia jį vidiniai ir pastoviai atsiduoti savo įsūniams,
apsigyventi jų sielose. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kalbėjo viešpats Jėzus paskutinės vakarienės metu. Vadinasi, Dievas gyvena savo įsūniuose, kaip neapsakomai juos mylintis tėvas. Be to, Dievas atsiduoda mums kaip geriausias mūsų bičiulis. Bičiulystė prie tėvo ir vaiko santykių prideda lygybės malonę, nes bičiulystė arba randa lygius, arba padaro lygiais. Ji pabrėžia ypatingą intimumą tarp bičiulių ir mielą dalinimąsi visa kuo, ką jie turi. Antgamtinio gyvenimo malonė kaip tik ir suveda mus į tokią bičiulystę su Dievu. Suprantama, jos dėka mes netampame lygus Dievui, bet mūsų santykiai su Dievu pasidaro panašus į santykius tarp trinitarinių asmenų. Mūsų bičiulystė su Dievu tampa trinitarinių asmenų santykių panašybė. Antgamtinio gyvenimo malonės dėka Dievas apreiškia mums savo paslaptis, kaip bičiulis bičiuliui, ir per bažnyčią, ir mūsų viduje per savo dvasią. Ji išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Paskutinės vakarienės metu viešpats Jėzus kalbėjo apaštalams: jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Bičiuliškoji Dievo meilė dovanoja mums tokius artimus bičiuliškus santykius su Dievu, apie kuriuos žmogus nė svajoti negalėjo. Ji daro mus Dievo bičiuliais, Dievo meilės puotos dalyviais. Štai, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Kaip matome, Dievas pirmas imasi iniciatyvos sukurti tarp savęs ir mūsų bičiuliškus santykius. Ir kas jam atveria savo sielos duris, jis įžengia į jo dvasios šventovę kaip bičiulis. Ypač tai yra patyrę šventieji mistikai. Mažiau intensyviai tai reiškiasi kiekviename tikinčiajame, kai jis iš širdies atsiveria Dievui. Taigi, Dievas gyvena mumyse kaip mūsų bičiulis. Dievas visuomet veikia. Jis veikia ir būdamas mumyse. Jis nuolat bendradarbiauja su mumis. Visų pirma, jis nuolat palaiko mumyse antgamtinio gyvenimo pradus, nes be jo palaikymo jis nė momento neišsilaikytų mumyse. Taip yra dėl to, kad jie yra akcidentalinio pobūdžio būtis, o akcidentalinės būtis palaiko buvime substanciją, kurioje jos yra, kuri yra tos pačios prigimties kaip ir jos. Mūsų substancija palaiko buvime visus mūsų prigimtinius tobulumus, bet ji negali palaikyti tų tobulumų, kurių joje nėra jokių pėdsakų. Tad antgamtinio gyvenimo pradus nuolat mumyse palaiko jų davėjas, Dievas. Be to, mes natūralinėmis jėgomis iš savęs esame bejėgiai puoselėti savyje antgamtinį gyvenimą. Ir šiuo atžvilgiu Dievas nuolat mums padeda per veikdinančias malones. Esame reikalingi antgamtinės šviesos, kad galėtume įsisavinti tikėjimo tiesas, kuriomis turime vadovautis gyvenime. Šviesos tėvas
savo apšvietimais nuolat mums padeda šiame reikale. Esame reikalingi ir jėgos pagal tikėjimo tiesas gyventi, ir šiame reikale Dievas nuolat mums padeda, nes Dievas savo nuožiūra jums įkvepia ir troškimus, ir darbus. Nuolat turime kovoti su mumise esančiomis tendencijomis į nuodėmę, ir čia Dievas remia mus, kad mylintiems jį visa išeitų į gerą. Dievas yra ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą. Kada nuvargstame gerą darydami, netenkame drąsos, jis prisiartina prie mūsų, kad padėtų ištesėti gerame ir eiti toliau pažangos keliu. Tas, kuris pradėjo jumyse šį gerą darbą, jį ir atbaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. Vadinasi, mes niekuomet nesame vieniši, net ir tada, kai jokių paguodų neturime. Dievas savo malonę visuomet yra su mumis. Mums lieka tik nuolat su juo bendradarbiauti. Bet Dievo malonė aš esu, kas esu, ir jo man suteiktoji malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūso, žinoma, ne aš, bet su manimi esanti Dievo malonė. Bendradarbiaudami su dieviškuoju bendradarbiu, mes tampame neįveikiami, nes visą galime tame, kuris mus stiprina. Šis dieviškasis mūsų bendradarbis yra drauge ir mūsų pašventėjas. Ateidamas gyventi mūsų sieloje, jis paverčia ją savo šventovę, ją išpuošia visomis dorybėmis. Dievo šventovė yra šventa, ir toji šventovė tai jūs. Iš tiesų, Dievas, kuris ateina į mus pašvenčiančiąją malonę, tai gyvasis Dievas, visa švenčiausioji trejybė, begalinė Dievo gerumo versmė, kuris nieko kito iš mūsų nelaukia, kaip tik kad taptume jo šventumo dalyviais. Šį Dievo veikimą priimta priskirti šventajai dvasiai, nes jis yra dieviškosios meilės veikimas. Iš tikrųjųgi, jis yra bendras visiems trims trinitariniams asmenims, kaip ir visas kitas Dievo veikimas. Štai dėl ko šventasis Paulius ir vadina tikinčiuosius, tai Dievo šventovė, tai šventosios dvasios šventovė. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir Dievo dvasia gyvena jumyse? Taigi antgamtinio gyvenimo malonė padaro mūsų sielą gyvojo Dievo šventovę, Dievo rezervatu, jo gailestingumo sostu, iš kurio jis dalina mums dangiškasias vertybės ir puošia mus visomis dorybėmis. Apie tai išsamiau kalbėsime kiek vėliau. Viena kol kas aišku, kad švenčiausiojo Dievo buvimas mumyse yra viso mūsų šventumo ir šventėjimo versmė. Taigi jis yra ir mūsų idealas, nes, būdami Dievo vaikai, jo įsūniai, turime, kiek tai įmanoma, stengtis būti vis panašesni į savo tėvą. Pats Kristus tam ragina: būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.